Egiptas ką tik pristatė didžiausią karinės vadavietės kompleksą pasaulyje. Ir tai siunčia žinutę. Prezidentas Abdelis Fatahas Asisi šeštadienį atidarė aštuonkampį, didžiulį dirbtiniu intelektu valdomą vadavietės kompleksą už Kairo ribų, kuris Pentagoną priverčia atrodyti kukliai. Jo plotas yra 7–8 kartus didesnis. Jis pripildytas naujos kartos karinių technologijų. Ir jis sukurtas taip, kad po vienu stogu koordinuotų visą Egipto nacionalinio saugumo aparatą. Tačiau būtent tai, ką per ceremoniją pasakė Sisis, sukėlė nuostabą regione. Pirmą kartą per daugiau nei 10 metį, vilkėdamas visą karinę uniformą, jis pareiškė, kad nebus visuomeninio lygmens santykių normalizavimo be teisingos taikos, kuri užbaigtų okupaciją. Akivaizdu, kad jis turėjo omenyje Izraelį. Tai aiškus signalas, kad nors Egipto 1979 metų taikos sutartis su žydų valstybė išlieka galioti, visuomeninio lygmens santykiai negerėja. Daugiau aptarti dabar prisijungė Josis Šefersas, žurnalistas iš Kairo. Josi, labai malonu tave matyti su mumis per i24 News English šiandien. Kokią žinutę Egiptas siunčia šiuo naujuoju aštuonkampiu? Net žiūrėti į šiuos vaizdus yra beprotiška, turiu pasakyti. Tai tikrai visiškai beprotiška ir ypač jo dydis. Jūs jau palyginate jį su Pentagono pastatu JAV ir tai žinoma teisingas palyginimas, nes Pentagonas, o tada Egiptas pastato aštuonkampį, kuris yra tiek kartų didesnis už Pentagoną. Nors iš tikrųjų Egiptas nėra tokia didelė strateginė jėga čia artimuosiuose rytuose, kad jiems reikėtų šnipinėti kitas šalis, rinkti žvalgybinę informaciją ir panašiai. Tačiau palyginti su Pentagono JAV čia Egipte, ir aš turiu atsidarę sąrašą, nes neprisimenu visų šių detalių, tai ne tik gynybos ministerija, jie taip pat turi orų prognozių centrą, iš ten bus valdomos visos pagalbos linijos, iš ten bus valdoma ir telekomunikacija. Tai bus sandėlis didžiai daliai karinių atsargų, ten bus milžiniški sandėliai. Taigi tai daugiau nei tik gynybos ministerija ir jūs turite žinoti, ir grįžtu prie jūsų klausimo, kad Egipte kariuomenė čia turi milžinišką vaidmenį ekonomikoje. Nors TVF, Tarptautinis valiutos fondas, dėl to nėra labai patenkintas. Tačiau Egipto kariuomenė turi gamyklas, degalines, bankus. Taigi Egipte tai yra daugiau nei tik kariuomenė. Ir visą tai reikia kažkur sutalpinti. Ir ką tai reiškia, ką Sisi pasakė per šio milžiniško komplekso atidarymą, kaip be pavadintumėte, tai kad jisai skirtas daugiausia Egipto žmonėms. Tai nėra skirta pasauliui. Turiuomenį, pasaulis nebus sužavėtas tiesiog labai dideliu pastatu. Svarbiau yra tai, kas vyksta ten Egipte, nes taip, tai atrodo įspūdingai, bet niekas nežino, ką jie ten darys. Kol kas jie neįleidžia jokių žurnalistų, net vietinių Egipto žurnalistų, bet taip, Egiptui to reikia. Sisis pristatė šią žinią vietos gyventojams. Jis palaiko Palestiną ir žino, kaip tai svarbu Egipto žmonėms. O Egiptas dabar išgyvena sunkų laikotarpį. Taigi, užuot leidęs žmonėms kritikuoti jo didelės išlaidas šiam projektui naujoje sostinėje, jis tiesiog sako, kad niekada nebus taikos artimuosiuose rytuose, be Palestinos valstybės ir taip toliau, ir taip toliau. Prisiminkite, ką jis sakė anksčiau. Jis teigia, kad tai, ką Izraelis daro Gazos ruože, yra sistemingas genocidas. Taigi taip, ši žinutė buvo ypač skirta Egipto žmonėms. Tarsi sakytų, aš jūsų pusėje, bet iš esmės jisai sako, aš išleidau tam daug pinigų, nesusitelkime į tai, prašau nekritikuokite manęs, aš palaikau palestiniečius kaip ir jūs. Tai tiesiog tęskime savo gyvenimus. Kaip likusi regiono dalis turėtų tai suprasti? Jūs sakote, kad tai žinutė pačiai Egipto visuomeniai, bet akivaizdu, kad likęs regionas taip pat stebi situaciją. Ar turėtume įžvelgti Egipto ambicijas tapti regioninę karinę galybę? Ne kaip karinė galybė. Egiptas norėtų būti diplomatinė jėga šiame regione. Jie bando atlikti svarbų vaidmenį Gazos ateityje. Egiptas bando spausti Hamas, sudaryti susitarimą, sudėti ginklus. Šiandien matėme naujienas, kad Hamas oficialiai panaikino savo politinę, tiksliau Gazos ruožo valdymo struktūrą. Taip, būtent tą vyriausybinį. Ir Egiptas tikrai stengiasi tai pasiekti, jie nori atlikti svarbų diplomatinį vaidmenį regione, taip pat su Iranu dėrybose. Egiptas tai jau darė anksčiau, jie dėrėjosi dėl kelių paliaubų Gazos ruože. Taigi Egiptas žino, kad jie tai gali padaryti ir nori išlaikyti tą vaidmenį. Ir tai yra pagrindinė žinia, kurią Egiptas visada nori parodyti pasauliui. Jie taip pat dalyvavo Pakistane netiesioginėse dėrybose tarp Irano ir JAV.
Taigi taip, Egiptas nori atlikti svarbų diplomatinį vaidmenį šiame regione, o kalbant apie kariuomenę, taip, jie turi didžiausią armiją artimuosiuose rytuose. Ir taip, jie kasmet gauna 1,3 milijardo JAV dolerių iš JAV pagal 1979 metų taikos sutartį su Izraeliu. Tačiau tai nėra galingiausia armija regione. Daugiausia tai yra žmonės atliekantis karinę tarnybą ir tiesiog ginantis savo šalį. Jie neturi ambicijų siūsti savo kariuomenės į užsienį, jie visada labai nenoriai siunčia savo kariuomenę į užsienį prisijungti. Pavyzdžiui, Saudo Arabija nekartą prašė Egipto kariuomenės prisijungti prie jų Jemene, tačiau Egiptas visada tai atmesdavo. Taigi taip, tai daugiausia siekiant apsaugoti savo šalį, nes Egiptas supa karai Gazos ruože Sudan. ir Libijoje. Taigi jiems reikia didelės, stiprios armijos, kad jų manimų apsaugotų šalį. Atrodo, kad tai žinutė jų pačių žmonėms. Jošas Šeferis su išsame analize. Ačiū, kad buvote su mumis per i24 News English. Nėra už ką.